Labas vakaras, mėly Lietuvos televizijos žiūrovai, Lietuvos ryto televizijos žiūrovai, kviečiame jūs į Teksasą. Čia netrukus prasidės rungtynės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos komandų. Mes grįšime į Hjustono universiteto areną po pertraukėlės. Jei galėtumėm atsukti laiką atgal, būtumėm sustabdę daugelį nelaimingų atsitikimų. Jei galėtumėm numatyti ateitį, būtumėm išvengę daugelio pasaulio katastrofų. Mes nekontroliuojame laiko, tačiau visur būname laiku. Reporteris. Svarbiausios žinios kasdien 9 vakaro. Iki. Mes mylim maistą ir krepšinį jau 20 metų. Electrolux Lietuvoje švenčia 20-metį. Buitinės technikos namai pristatantis AEG Electrolux Zanussi ženklus švenčia kartu. Dėkojame savo klientams, kad esate su mumis. Laidą pristato Dvaro, vertingiausias pieno žvaigždės. Geriausių Lietuvos sportininkų pasiruošimas Londono olimpiadai jau prasidėjo. Kaip sekasi mūsų olimpiečiams ruošti svarbiausią metų iššūkiui? Kokios aistros verda krepšinio rinktinės treniruočių stovykloje? Sužinok karščiausias naujienas tiesiai iš pačių olimpiečių. Kiekvieną darbo dieną laidoje Lietuva, Venesuela, Londonas 2012. Iškart po reporterio. Partneris. Žiūrėk, kiek grip negyva savaitgaliais. 18:20. Tik per Lietuvos ryto televiziją. Laidą pristato firmos Santen akių lašai Lekrolin. Užmirškite akių alergiją ir mėgaukitės vasarą. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Aterosklerozė – liga, apie kurią kalbama nuolat, tačiau sergančiųjų jie tik daugėja. Ji gali pažeisti bet kurias organizmo kraujagyslės ir tai vyksta labai nepastebimai. Atsiranda nusiskundimai tuo met, kai spindis susiaurėja apie 60, 70, 80%. Apie aterosklerozės pažeistas pagrindinės kraujagyslės, ligos požymius ir gydymo galimybės. Laidoje Namų daktaras šiandien 8:25. Žinti komandą į tas aukštumas, į kurias buvo jis kartu su komandos draugais užkėlęs Lietuvą prieš porą metų pasaulio pirmenybėse Turkijoje. Taigi šiandien čia trečioji kontrolinė dvikova. Šiandienos mačui Lietuvos trenerių štabas neregistravo 3 krepšininkų: Rimo Kaukėno, Manto Kalniečio ir Simo Jasaičio. Priežastys įvairios. Kalbant apie Rimą Kaukėną, turbūt galima pasakyti visų pirma, jog jis vėliausiai prisijungė prie komandos, atskrido į Hjustoną atskirai, kuomet rinktinė jau buvo atvykusi dieną prieš tai, taigi kol kas dar nenori tik ką sezoną baigusio ir tik ką čia vos ne per pusę pasaulio perskridusio Rimo Kaukėno mesti į kontrolinį mačą Lietuvos treneriai. Šiokias tokias traumas leista apsigydyti ir Mantui Kalniečiui bei Simui Jasaičiui. Taigi sudėtis irgi nepagrindinė, lygiai tokia pati situacija ir Didžiosios Britanijos ekipoje. Na, jie palyginus su lietuviais, aišku, turi vieną pranašumą ir gali savo lyderius laikyti ant suolelio ir šiose, ir kitose, ir dar kitose kontrolinėse rungtynėse, kadangi skirtingais grafikais šią vasarą ruošiasi abi komandos. Britai kelialapį į Londono olimpinės žaidynės turi kaip šeimininkai, taigi jiem kol kas nėra reikalo skubėti, nėra reikalo forsuoti, mesti į aikštę ir pagrindinius krepšininkus ir žiūrėti, kaipgi viskas klostosi
komandos žaidime, kaip ar veikia deriniai, ar veikia schemos. Lietuvius jau spaudžia laikas, vos 10 dienų liko iki pirmųjų rungtynių olimpinėme atrankos turnyre ir aišku, dar yra neatliktų namų darbų, būtent šiandien juos ir stengsis atlikti Lietuvos rinktinė kartu su treneriais, tačiau pavyzdžiui Kęstutis Kemzūra Rūbinėje sakė, pirmas dalykas šiandien svarbu sužaisti gerai, antras dalykas svarbu laimėti ir atkreipiu dėmesį, kad kol kas žaidimo kokybė yra statoma aukščiau negu rezultatas. Prasidėjo rungtynės ir pirmoji pražanga varžovams. Grąžino kamuolį į aikštę Šarūnas Jasikevičius. Martynas Pocius, vienas iš tų žmonių, kuris taip pat ilgokai užtruko savo klube, žaisdamas nacionalinėse pirmenybėse. Starto penkete, kaip ir Jonas Mačiulis. O pirmosius taškus lietuviams pelno Šarūnas Jasikevičius. Išvesdamas į priekį Lietuvos komanda 2-0, sužaidus pusę minutės ir bandoma apsiginti nuo varžovo atakos. Netaiklus metimas, Jevtokas su kamuoliu, vėl Šaras, perdavimas Pociui, Pocius po krepšiu ir 2 taškai. Sėkminga Lietuvos rinktinės pradžia, 4-0. 2 taiklios atakos pirmosiomis rungtynių sekundėmis, sužaidus vos minutę, lietuviai 2 taikliais metimais išsiveržė į priekį. Šiandieninėme mače, kaip jau minėjau, lietuviai žaidė 2 rungtynės Lietuvoje, abijos baigėsi neigiamais rezultatais mūsų ekipai. Jonas Mačiulis blokuoja varžovo metimą, šioks toks pakrikimas varžovų puolime, bet vis tik susigriebė kamuolį antrą kartą bando ir nesėkmingai atakuoti varžovų krepšį Didžiosios Britanijos žaidėjai. Ką jiem pavyksta padaryti, tai pavyksta sustabdyti greitą Lietuvos komandos kontrpuolimą, išmušant kamuolį už aikštės ribų. Tačiau su juo vis dar Lietuvos rinktinė turinti 21 sekundę šiai atakai. Martynas Pocius. Robertas Jevtokas atsikovoja kamuolį, bet neilgam, iškart su juo. Agresyviau sužaidė baudos aikštelėje Didžiosios Britanijos krepšininkai, bet ir vėl. Kietas žaidimas. Lietuvių žaidimas priverčia juos klysti. Martynas Pocius. Į baudos aikštelę. Perdavimas Robertui Jevtokui. Ir antrą kartą nepagauna kamuolio mūsų vidurio puolėjas, tačiau buvo mintis gera ir trūko tik tai tikslumo atliekant visą tai iki galo, ką buvo sumanę Lietuvos rinktinės krepšininkai. Porą minučių beveik sužaista šiose rungtynėse. Ir pražanga dabar Robertui Jevtokui, pergudrauja jį grumtynėse dėl pozicijos Joelas Freelandas. Pirmoji pražanga Jevtokui. Penkios sekundės priešininko atakai, labai jau netaiklus metimas, tačiau pralaimėta kova dėl atšokusio kamuolio ir dar vienas šansas priešininkams. Ir vėl netaiklus metimas, tačiau Joelis Freelandas antrą kartą pergudrauja Robertą Jevtoką. Dabar mūsiškių gynyba gelbsti tik tai jo klupteli. Joelas Freelandas darydamas verpstę ir bandydamas įsiveržti po krepšiu. Jasikevičius su kamuoliu. Pražanga prieš jį ir 2 baudos metimai turėtų būti skirti. Keitimas Didžiosios Britanijos ekipoje. Nustebę žiūri į rungtynių arbitrą Šarūnas Jasikevičius. Taip, šiandien tokių keistų sprendimų gali būti vien todėl, kad tiek sekretoriatas, tiek rungtynių arbitrai yra vietiniai. Dirbę galbūt NCAA lygoje, tačiau ten taisyklės taip pat yra šiek tiek kitokios. O dabar 2 taškus pelno Linas Kleiza. Ir būtent tai taip pat akcentavo Kęstutis Kemzūra krepšininkams, sakydamas, jog
Bus tokių keistų sprendimų, vieną iš jų ką tik jau matėme, tačiau reikia nekreipti į tai dėmesio, reikia žaisti, reikia visą koncentraciją skirti tam, kas vyksta aikštėje. Ir taiklus pirmasis varžovų metimas iš 3 taškų zonos, taikliai meta 4 numeris Ogo Adegboja. Minėjau, jog be lyderių šiandien, be tų pagrindinių žaidėjų, be didžiausių žvaigždžių, galbūt, sakykim taip, šiandien rungtyniauja Didžiosios Britanijos krepšininkai. Joelui Freelandui skirta pražanga, na bent jau šis arbitras dabar jau skiria 2 baudos metimus už pražangą nutraukusią Martino Pociaus reidą. Taigi šiandien ant suolo sėdi Luolas Dengas, Popsas Mensa Bonsu, Michaelas Lenzli. Visos šios 3 pavardės turėtų būti žinomos krepšinio aistruoliams. Taip pat kaip ir 12 numeris Anglijoje Sheffieldo klube rungtyniaujantis Neitas Reikingas. Prameta pirmąjį baudos metimą Martinas Pocius. Antrasis tikslus 7-3. Padidina skirtumą 1 tašku. Ispanijos vicečempionas. Kailas Johnsonas. Joelis Freelandas vėl bando atsidurti arčiau krepšio, tarp kamuolio ir jo stovi Robertas Jeftokas. Dar vienas metimas iš toli ir antrasis taiklus tolimas metimas Ogo Adegboja. 2 tritaškais pademonstruoja, jog šiandien jis gali būti tas žmogus, draskysiantis ir daužysiantis Lietuvos gynybą. 2 nelabai malonus tritaškai metimai. Ir netikslus perdavimas po krepšiu. 7-6. 1 taško persvara po 2 taiklių varžovų tolimų metimų lieka Lietuvos rinktiniai. Ir pražanga Jonui Mačiuliui. Andrius Sullivanas privertė prasižengti lietuvių besiverždamas pro galinę liniją. Kailas Johnsonas. Ir antroji pražanga. Dabar jau prieš Robertą Arčibaldą. Dar viena priekinės linijos žaidėja. Trečioji komandinė pražanga Lietuvos ekipai, beveik įpusėjus šiam pirmajam rungtynių kėliniui. Su Didžiąja Britanija lietuviai susitiks čia Hjustone dar ir antrą kartą, trečiose tose kontrolinėse rungtynėse, o dabar Robertas Arčibaldas efektingai išveda į priekį savo komandą, kartodamas netaiklų metimą, atkovodamas kamuolį Lietuvos baudos aikštelėje. Jonas Mačiulis, netaiklus metimas ir su kamuoliu Andrius Sullivanas. Adegboja, būtent jis šiandien kol kas yra ir pagrindinis žaidėjas, ir pagrindinis taškų rinkėjas varžovų gretose. Mačiulis labai sėkmingai perima kamuolį, skuba į priekį Linas Kleiza, ten 4 prieš 4, kiekybinės persvaros nėra. Šarūnas Jasikevičius, taiklus 2-taškis metimas. Puikiai užtvara, sudaranti galimybę Jasikevičiui taiklių 2-taškių metimų vėl sugrąžinti persvarą minimalę Lietuvos komandai 9-8. Ir vėl paleistas po krepšiu nedidukas Kailas Johnsonas. Dešimt 9. Priekyje Didžiosios Britanijos rinktinė. Jonas Mačiulis, Linas Kleiza iš 3 taškų zonos, taiklus metimas, 12-10. Išsiveržė vėl į priekį Lietuvos komanda, 4 minutės ir 15 sekundžių. Adegboja. Jasikevičius ima kamuolį po netaiklaus metimo, perdavimas Martynui Pociui tiesiai į rankas ir įspūdingas blokas, bet tuo
lietuvių ataka nesibaigia. Kleiza ir Mačiulis dviese dabar pirmieji. Atskubėjo antrąją atakos banga. Robertas Javtokas krenta ant grindų, išmuštas kamuolys, rungtynių arbitrai leidžia žaisti toliau. Tuo tarpu Javtokas vis tik kyla nuo grindų, bet varžovai išnaudoja savo šansą ir išlygina rezultatą. Dabar reklaminė minutės pertraukėlė. Tonybet. Sėkmė tonizuoja. Crocs Cleo 3 – vasarinės basutės moterims. Ypatingai lengvos, masažuojančios, nevaržančios ir prisitaikančios prie jūsų pėdos formos. Crocs Cleo 3 rasite tik specializuotose Crocs parduotuvėse. Grįžtame į Hjustoną. Čia su kamuoliu Lietuvos komanda, kurioje keitimas Adas Juškevičius ir Tomas Delininkaitis pasirodė aikštėje. Taip pat Jonas Valančiūnas. 3 nauji veidai, palyginus su tuo 5, kuris pradėjo rungtynes. Linas Kleiza. Įspūdingas agresyvus žaidimas, bet tikslumo pritrūko paskutinėje metimo fazėje ir rezultatas nesikeičia. Denis Clarkas, Kailas Johnsonas per Tomą Delininkaitį, metimas netaiklus su kamuoliu, vėl Lietuvos komanda. 2:45 iki pirmojo kėlinio pabaigos ir dar vienas blokas. Na, rungtynių arbitrai šiandien leidžia žaisti kietai. Tuo jau buvo galima įsitikinti per pirmasias 7 sužaistas minutės. Dabar pasinaudojo tą galimybę stabdydamas varžovą. Tomas Delininkaitis 4. komandinė pražanga. Varžovai yra prasižengę 3 kartus. Ir Ogo Degboja grąžins kamuolį kartu su Kailu Johnsonu, pradėdami naują ataką. 2,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Jonas Valančiūnas blokuoja metimą. Vėlgi, teisėjų švilpukai tyli, o dabar baudžia Lietuvos ekipą aukščiausias varžovų krepšininkas Denas Clarkas. 3. britų tritaškis šios dienos rungtynėse. Jonas Valančiūnas. Netaiklus jo metimas, nors vėlgi atrodo trūko visai nedaug. Ir vėl lekia į priekį Kailas Johnsonas.
Greitas krepšinis yra vienas iš tų Didžiosios Britanijos kozerių. Ir vėl varžovai laimi kovą dėl atšokusio kamuolio. Ginčas dabar laimiai laiku įsivelia į grumtynės Martynas Pocius, bet viskas klostosi taip, kaip ir prognozavo ir dėl ko perspėjo savo komandos krepšininkus Lietuvos komandos treneriai. Varžovai visų penketų puola kovoti dėl atšokusio kamuolio. Ir jau ne vieną dvikovą po Lietuvos ekipos krepšiu jie laimėjo, susikurdami savo papildomus šansus. Prasidėjo prieš paskutinę kėlinio minutę. Ir pražanga puolant krepšį. Persistengė šį kartą bandydamas pastatyti užtvarą Didžiosios Britanijos krašto puolėjas. Artėja į pabaigą pirmasis kėlinys. Kol kas Didžiosios Britanijos ekipa turi 3 taškų persvarą, nors rungtynių pradžioje dominavo. Lietuvos ekipa sužingsniuoja. Adas Juškevičius ir Kailas Johnsonas. Vėl pradeda dar vieną ataką. Įstrigo puolimas po tų kelių sėkmingų atakų pirmoje kėlinio pusėje. Tie patys 12 taškų. Paskutinį kartą taškus pelnė ir varžovų gynybą pralaužė Linas Kleiza, dabar perimdamas kamuolį. Linas Kleiza, perdavimas Tomui Delininkaičiui, šis iš 2 taškų zonos, netaiklus metimas. Kleiza pats nusiima kamuolį ir jam nepavyksta progų pelnyti taškus. Lietuvos komanda turi pakankamai, susikurdama savo jos dažniausiai po sėkmingų prasiveržimų, bet yra problemų ir kitoje aikštės pusėje. Visų pirma, leidžiant varžovams rinktis kamuolius prie savojo krepšio. Pražanga Linui Kleizai ir dabar jį keičia Paulius Jankūnas, o varžovai stos prie baudų metimo linijos. Ir tai padarys baudas mes Kailas Johnsonas. Pirmasis baudos metimas taiklus, antrasis taip pat užtikrintai sumetęs abi baudas. Kailas Johnsonas didina Didžiosios Britanijos persvarą iki 5 taškų. 50 sekundžių. Delininkaitis su kamuoliu. Martynas Pocius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas ir vėl po krepšiu savo baudos aikštelėje dominuojantis mėlyną aprangą vilkintys krepšininkai. 30 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos. Jankūnas nusiima kamuolį. Iki kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Lietuvos komanda. Ir pražanga puolant krepšį. Jonas Valančiūnas pažeidžia taisyklės, atimdamas savo komandai šansą sėkmingiau užbaigti kėlinį, kuris prasidėjo sėkmingai, tačiau ta iniciatyva Lietuvos komandos rankose buvo daugiausiai pusę kėlinio. Dabar jau skuba į priekį varžovai. Ir bent jau nuo paskutinės atakos pavyksta apsiginti lietuviams, taigi 12-17. Toks rezultatas yra po pirmojo kėlinio.